Prieš porą dienų mūsų Neringa grupėje įkėliau postą apie visą metų refleksiją ir pasidalinau nuotraukomis, video iš gyvenimo. Sulaukiau ir palaikymo, ir daug širdučių, ir gražių komentarų, ir žmonės parašė, norėjo konektinti, sužinoti daugiau apie mane. Bet sulaukiau ir tokių komentarų, kur klausė, ar man vaistai baigės, ar viskas gerai su mano sveikata. Visokių projekcijų buvo, bet geriausias momentas, apie kurį noriu pasidalinti ir dėl ko aš su šitu. Nes po pasikeitimo komentarai su anoniminė komentatorė man palinkėjo sėkmės ir pavadino burtininku. Tai labai džiaugiuosi šiuo titulu iš kolektyvinės sąmonės, kolektyvinio unconscious lauko, į kurį jau įeina toks dalykas kaip burtininkai.